Ačiū Vytautai. Taip, dabar turim tokį vaizdą. Čia yra Arimas Dirsė, bet jisai yra su kolege. Dar sekundę vieną pristatysiu, apie ką kalba. Mes išplaukėm į nerį, pasižiūrėjom tenai, kaip viskas atrodo. Dabar ten toj pačioj zonai darosi keisti dalykai. Man buvo visai nežinomi, aš tiesą sakant, buvau labai nustebęs ir labai, buvo tikrai labai įdomi tema. Tai vat, apie tą temą aš jau čia neaiškinsiu, apie ką. Yra pavadinimas pristatymo šviesos tarša. Kviečiame Aurimą su kolege pakelt akis į dangų visų. Ačiū, Benai. Taip, čia kolegė Kristina yra. Mes pakalbėsime tokią temą šviesos taršą. Važia. Taigi, tamsus žvaigždėtas dangus. Kai danguje matosi paukščių takas ir tūkstančiai žvaigždžių. Ar jūs esat gyvai savo akimis tokį vaizdą matę? Na, jeigu gyvenat Vilniuj, tai tikriausiai senokai. Naktis čia toli gražu netamsios. Ir tokį vaizdą galim išvysti daugumoje miestų visame pasaulyje. Ir tai yra, to priežastis yra šviesos tarša. Tai tiesiog dirbtina šviesa lempų atima iš mūsų naktinio dangaus grožį. Ir trumpai tariant, o čia be to Vilniaus vaizdas, matom visokių netgi spalvų danguje. Trumpai tariant, tiesiog netinkami švietimo stulpai, lempos pačios, sukuria visą tą dirbtinį, negražų švietėjimą, kuris mus kiekvieną naktį erzina. Na ir ką mes galim padaryti? Ogi labai paprastai šią problemą galima iš tiesų išspręsti. Tai reikia pakeisti šviestuvų tipus. Kaip matom, dažniausiai Vilniuje būna tokie, kurie šviečia, pusę šviesos atiduoda tiesiog į dangų. O mums reikia tiesiog atiduoti tik ten, kur reikia, šaligatvį, o ne į akis mums. Kristina? Taip, tačiau yra vis dėlto gera žinia čia. Nes ar matote čia Vilnių? Ten yra toks mažytis taškelis, kuris yra Vilnius. Taigi, Vilnius palyginus su visais kitais Europos ir pasaulio miestais yra dar palyginus turi labai giedrą ir švarų dangų. Kitose miestuose pastatai būna apšviesti tam, kad jie reklamuotų save, tačiau kas gaunasi, kad jie vienas kitą taip užgožia, kad jie nebeišsiskiria. Gaunasi margumynas, iš kurio jokios naudos. Ir dėl to mes turime džiaugtis, kad mūsų miestas dar yra jaunas ir mažas ir mes jį galim kurti iš pamatų naują, ekologišką ir gražų, kad jis netaptų tokiu kiču, tarsi po kalėdinių dekoracijų išpardavimo Amerikoje. Taigi, tikėkime, kad mums pavyks jūs įkvėpti tokiu tikslu. Tai ką mes galime padaryti, kad užkirstume kelią? Ogi surengti akcijas, jos būtų tokios flashmobo pavidalo. Ir toks būtų unikalus renginys, dar niekur nerengtas. Čia mūsų tokia idėja yra padaryti, išnaudoti tokius Vilniuje yra tunelis ir tenais galim padaryti tokį piešinį, paskleisti mūsų žinutę. Tai yra tokia technika green graffiti arba reverse graffiti, kada mes nenaudojam jokių dažų, o tiesiog paimam ir nuplaunam nuo sienų purvą. Ir gaunasi piešinys. Ir tas, galim sakyti, ekologiškas grafiti, nes jis po kiek laiko vėl apsineš purvas ir nebesimatysi. O žinutė būtų tokia, tunelio pradžioje, kada yra šviesu, dienos šviesa, patenka į tunelį, būtų daug šviestuvų, kurie yra netinkami, šviečia į dangų ir ten virš jų nėra žvaigždžių. O talinį tunelį einant, nebūtinai sudaužytas šviestuvas, gal geriau būtų tinkamas toks, kuris nešviečia į dangų, būtų aplink jį daug žvaigždžių. Toliau, kiti mūsų etapai būtų. Turim tokių pastatų šalia upės, kurie labai šviečia į dangų. Matom lempos tiesiog šaligatvy įrengtos arba balkone. Jie šviečia į sienas, bet dauguma šviesos tiesiog į dangų. Eina ir sukuria tą nemalonų erzinantį švytėjimą dangaus. Taigi, centrinė universalinė parduotuvė, ką mes ten galim padaryti? Ogi, nueisim į tą balkoną, kai bus sutemę, ir padarysim tikrą šešėlių teatrą. Surinksim daug žmonių, trafaretų padarysim ir padarysim tikrą šou, kuris matysis kitoj pusėje upės ant tilto ir bus labai įspūdinga. Toliau, kitas pastatas. Kitas pastatas bus Nacionalinė dailės galerija,
kurių šviestuvus mes uždengsime kanceliariniais raudonais filtrais ir visas pastatas nušvis raudonai. Ir raudonai dėl to, kad raudona šviesa yra naudojama astronomų, dėl to, kad ji mažiausiai dirgina akis, todėl mes geriausiai galime po to matyti žvaigždes. Kitas pastatas Barklėjaus turi tokius ryškius šviestuvus, kad kartais ant dangaus matosi žalia aureolė nuo jų. Tai dėl to mes žadame juos uždengdami ir atidengdami padaryti šviesų šou, kuris turėtų matytis visam Vilniuje, nes net dangus turėtų švytėti aplinkui. Ir iš tiesų kartais galvojame, kad jeigu nori būti ekologiškas, turi kažko atsisakyti. Tai architektūros požiūriu gal manot, kad reikia atsisakyti estetikos ar grožio, ar spalvų, ar to apšvietimo ryškos, bet iš tiesų ne. Tiesiog reikia žinoti, kaip jį naudoti. Ir va šitie pavyzdžiai jie yra žymiai ekologiškesni, tačiau sudaro žymiai gražesnį vaizdą nei tie 3 pastatai, kuriuos mes bandom pastumėti link gero kelio. Ir galbūt netgi reikia apsvarstyti tai, kad kai kuriems pastatams nereikia apšvietimo. Kartais leidžiant pastatui susilieti su miestu ir atspindėti miestą, jis labiau išryškėja nei kad apšviestas gyvenimiškų žibintų. Ir pavyzdžiui, Vilniuje toks vienas pavyzdys mano požiūriu yra Danske banko. Čia tie žiedų, kuris tiesiog temstant dangų, jis irgi pats užtemsta ir lieka tik mažas užrašas, jo pavadinimas, kurio ir užtenka reklamai. Na, tęsiant užtemimo temą, tai kaip žinom, turim tokią vienintelę akciją, kuri šiek tiek atitinka šitą temą, tai yra Žemės valanda. Na, bet ten yra esmė taupyti, o ne efektyviai išnaudoti, kaip mes kelbam. Ir ten kaip viskas vyksta, na, dėja tapo taip, kad maždaug tai valandai, na gerai, išjungiam tą šviesą, ten televizorius, ką nors, bet tai trunka tik 1 valandą, paskui taip save pasiglostą maždaug, o aš ekologiškai čia atidaviau savo gamtai ten tą valandą, o paskui visus metus ten jau nesuk savo galvos. Taigi mes šią akciją planuojam daryti rugpjūčio mėnesį, kada yra gražus dangus, kada krenta daug žvaigždžių. Tad sakau Vilniau, laukit mūsų, mes jūs nustebinsim. Tai va, ir džiaugiuosi pranešti, kad jūs esat pirmieji, kurie sužinojote apie šitą naują akciją. Ačiū Jums.